Labas visiems, kas supranta lietuviškai. Pristatau projektą, kuris vadinasi Žmogus tai labai paprasta arba VK filosofija. Antra žmonijos problemų priežastis - kalba. Evoliucija ir Dievas žmoguje sumontavo balso stygas, o žmogus savo balso stygų garsus užrašė simboliais, kuriuos pavadino raidėmis ir žodžiais. Tautos didžiuojasi, kad savo kalboje turi po 10 000 žodžių, nors sakoma, kad pakanka kelių šimtų, kad susikalbėti. Žmonės galvojo, kad žodžiai padės lengviau bendrauti ir suprasti vienas kitą, bet atsitiko visai priešingai. Žodžiai tapo ginklu, manipuliuojant, apgaudinėjant ir žudant vienas kitą. Kalbos žodžiai yra skirstomi į grupės. Vieni žodžiai labiau suprantami ir mažiau sukelia problemų, nors dažnai reikalauja papildomų paaiškinimų, bet kiti, kurie labai svarbus, kurie labai dažnai naudojami, nėra apibūdinti, neturi nei reikšmės, nei prasmės. Dėl tos priežasties žmonės kalbėdami tais pačiais žodžiais, tą pačią kalbą, nesusišneka, nesupranta vienas kito. Paimkim porą pavyzdžių. Žmogus sako, šiandien didelis vėjas, gal didelis, o gal ir ne. Pas kiekvieną savo mastas. Pasakai skaičių kiek metrų per sekundę ir darosi aišku. Ar pakanka tokio tikslumo? Priklauso nuo situacijos. Jei tai negresia žmonių gyvybėms, tada taip. Jei yra pavojus, pasakyti didelis vėjas tikrai nepakaks. Reikalinga daug tikslesnė ir išsamesnė informacija. Visai kita situacija panaudojus kitą abstraktųjį daiktavardį žodį tiesa. Kodėl mano tiesa yra tiesa? Tau mano tiesa melas. Man gali prireikti daug pastangų, kad įrodyčiau, kad mano tiesa yra tiesa. Žodis tiesa, melas, gėris, blogis, ne tik abstraktieji daiktavardžiai, bet ir filosofinės sąvokos, kurių reikšmė ir prasmė nežinoma, o gal slepiama, o gal niekas nesugeba paaiškinti. Priežasčių gali būti įvairių ir tai didžiulė mūsų gyvenimo spraga, kurią reikia panaikinti.